Na kągi, sveiki gerbiamoji publika. Su apšvietimais. Esame Unreliable Garage ir šiandien pagaliau filmuojame naują Baudžiūnio kanalo epizodą. Ką tu turi apie tai pasakyti? Žiauriai kietai, žiauriai smagu bus, nežinau, iki kelių mes čia užtruksim, bet jaučiu ilgai. Įsitikinom, kad visi nedirbame rytoj, tai dirbsim šiandien. Kodėl nedirbam? Nes Baudžiūnis šiandien išmetė iš darbo. O kitiem kalėdų atostogos, kaip ir yra šiaip normaliai pats žmonės. Žodžiu, let's come on, yeah? Daučionai? A tu nenori pradžiai tiltą išimti ir tada įvažiuoti? Jo. Nes mes neištrauksim jo. Galai, dabar tiesi, tu. Palauk, tiltą ištrauksim. Ai, čia jis mašinai. Visi mašinai. Ir va, žiūrėk dabar, ne, kai filmuoji kažką tamsoj, va, lauk šitą. Ir tada gali pareguliuoti, žiūrėk, spalvą. Gerai. Matai? Laipės. Mes lastufo atsivežėm savo įrankius. Marksydė. Come on. Va, žiūrėk, va. O, tilts. Sprogme, šiaip tai pasvertas tiltas iš tikrųjų, jeigu taip realiai. Palauk, man čia atsigulti. Aš toksai prie žemės žmogus, esu, matai. Down to earth. Jaunoji padavana. Pamiršo kaip šnekėt. Žodžiu, žmogus irgi nori pradėti suprasti apie mašinas, o kur daugiau negu jeigu ne pas Baudžiūnį. Tai nieko. O, ahuieniai ir originalūs ratlankiai. Ahuieniai, originalūs ratlankiai. Arba Volvo pusašis. Ką? Su šitą vietą ne, bet kaip, pavyzdžiui, priekį keli, visą laiką turi paskaičiuoti, nes gaunas, kad nuo ten, kur keli, iki šito ožiai vietos labai arti yra. Aha. Ir būn, kad pakelis donkratų ir ožiui trūks centimetrų. Tada turi nuleisti, biškį patraukti ir vėl pakelti. Opa. Gerai? Jo. Gerai. Gerbiamoji publika. Nakus, kai užsidarė, taip. Sugaranksčiuota. Nes čia yra pizza batai, bet žinai, iki kur linka netgi. Va čia prifilmuok. Čia kad plyša, tai jo. Bet čia per vidurį netgi, žiūrėk, iki čia linka. Ui. Seni, tai aš nežinau, bet lonžerons turbūt palinkęs, bet jis neatrodo taip iš akies žiūrint. Prisidariau reikalų, karočią, tai pizda. Per vidaką tai čia viskas ledovai atrodo, tiesi labai mašina. Ir svarbiausia, aš kiek bandžiau kalti, jinai net nejuda, ta prasme, jam pohui, konkrečiai pohui. Tai žodžiu, reikės virinti ir tampyti, išimti lempą, gumą išimti, viską su kaitlempė išlydyti vos ne, nu tai buvo labai užminkštinti. Ir virinsim kablį ir su kita mašina. Nu, su kita tai su mikra, faktas. Bet jau pamatysit už dar kokio 8 epizodų. Va tai va, tai reiškia po 2 metų. Spiruoklė. Šits prispaudži spiruoklę. Žiūrėk, čia yra idealiai tuo diametrą. Ir va čia prispaudži spiruoklę. Tada, kad šits neiškristų per Volvos lonžeroną, užsidėt šitą plokštelę. Ir tada iš lonžerono pačios užsidėt šitą nesąmonę. Ir ją priveržį su veržlė. Ir čia yra Baudžiūnis inžinierium. Nes mes ant krekščių tai palikę, kad jie, žinai, tabaluotus ir jeigu pakelia, jis vis tiek nebelėkščiau tos vietos ir jis tiesiog įsistatęs. Bet matai, nes krekždės yra, ta vieta yra krekždės, o čia tai yra Volvo. Poliuretan. Baudžiūnis nejuokauja. Bilstein. Kur? Koks kur? Ai, Amortix? Amortix Bilstein. Tai tu galvoji, Volvo su šūdu važiuoja? German quality.
Palauk, tai mes jeigu nuspausim, jisai išlys tenai. Jop. Išlinda, ne? Aha. Tai davai iki iš kitos pusės ir iškeliam. Kardans yra atsukt šiaip. Jis tiesiog yra surudėjęs į vieną. Nu gerai, tas tai nesusilenkia. Žiūrėk, šitas tai čia yra toks biški linktelėjęs į tą pusę. Nu ir šiaip, ta prasme. Vien tai, kad du pagrindinius varžtus, kurie labiausiai turi laikyti, atsukau labai lengvai. Byloja, kad nelabai gerai. Bet čia šiaip yra tas tiltas, kurį galėjot matyti kanale, mes kai darėm prieš 2 metus. Čia tuo viskas lys nahui. Ant mano rankos atsilaiko. Kur visą šviežiai juodai buvom daryti. Čia buvo raudonagi. Tai va taip pat atrodo po tiek laiką. Kur buvo populiaretan, va čia gražiai išliko juoda. Tai va, aišku, būtų įdomu, bet jūs labai lengvai sukat. Nes pavyzdžiui, ana. Nors? Ne, 100 kartų sunkiau. Aišku, jis yra nevažiavęs kokį 10 metų. O jis užvirins irgi, ne? Jo. Nes aš jį man jį atidavė užvirintą. Ir aš jį tada išsiardžiau, buvo jis chujau užvirint. Pala čia plauks. Skraido. Nuvežiau, kad gerai užvirintų. Ką gavai daugiau pinigų? Normaliai darykit dalykus, nedarykit su ChatGPT. Nes tada būsit bachūrai. Neklausykit šito. Jūs geriau savo atsipalaiduokit, eikit nahui, darbinkit save vienas ChatGPT negu 20 čainizų. Kokia jūsų nuomonė? Nežinau, aš norėčiau, kad man atį kažkas remontuotų. Gaila, Baudžiūnis tik mašinas tvarka, nes... Blet, žiūrėk, koks čia monsterio geras. Galėtų ir čia. Fotkė kokią. Jo, ačiū. Monstras. Naujas Instagramo pikas dabar čiūla. Ką tu su rožiniu veipuku? Galvoju, kad yra... Pusė. 3,5 yra perdavims Volvo Diffo. Kažkas to. Nu, šiaip man atrodo, kad 3,7,3 yra čia šis. Aš iš akies. Bet pas mane vieną neveikti, nežinau su kuria. Aš taip, aš dabar žiūriu, kad, žiūrėk, o tau nepanašu, kad šits varžtas ir šits varžtas yra biški skirtingi varžtai. Pas tave ten? Pas mane tai toje pat. Vis vienodai, ne? Nu, Pas mane 3. man ir atrodo, kad čia netokie varžtai. Žiūrėk, čia kas pro mašiną. Turit plaktuką? Čia veikia tas. Yra plaktuks. Turi kažkokią tepaliuką? Kokią? Vadakiam galiuką. Girdi, plėski toj mano dėdžiai plastmasinį, ten yra. Alio. Čia paduoda. Ačiū. Ką? Čia, Paduoda, tokiam karkasų nori. Ne, va čia plaktuką. Ačiū. Tai va, pirmą sutepam gumytę. Visai kaip su moterimi. O, blės. Nežinojai tokias info blėski? Ne, aš radau, kad čia. Tu klyjų. Tai mes dar kol tos varžtus atitaikysim šiandien, tai mes čia dar krūtinsim, eiksimės. Ne, nesaipys. Labai, Hebra, kodėl skauda kaklą, kai tai būni po mašiną palindęs? Aišku, dėl to nesilpnas kaklas, blėt. Čia atsakymas aiškus, bet aš noriu komunikacijos. Nu, žodžiu, tvarkam čia toliau, sukam varžtus atgal, bet va čia nieks nesiruoš prisisukti. Jau visus prakitus išpylėm. Baudžiūnis vagur po mašiną. Žodžiu, esmė yra tame, kad kadangi tilts yra kimarinės pas Raimundą pievoj ilgą laiką. Ir prieš tai Vybišna kiek laiką buvo tiesiog išimts. Sriegėse biški rudėlių pasidarė. Ir aišku, mes nebuvom tokie gudrus, kad su dratiniu ten kažkuom išvalyti. Ir dabar pysamės. Ir čia nėra prieimo prisukti patogiai. Ir neturim tokių galingų power toolsų, kas mums prisuktų. Tai tiesiog naudojam Uzakovo naudojam raumenis, o aš suku renku kitus dalykus tuo tarpu. Nes vienintelis power toolsas, kur turim, tai va.
Ir jis nelabai ką padeda. Nes čia... Tiesiog, ką bandį turi tu pakomentuoti? Apie ką tu nori, kad aš tu pakomentuočiau? Lauks iki 1 valandos nakties, kol mes čia baigsim. Nes dabar kiek valandų šiaip? Nu tai tiek, dabar jau yra be 20:12. Ai. Ne. Taip ilgai mes čia marinam? Taip. Parodyk laikrodį. Nu va. Net. Be 20. Žinučių nerodysiu. Ai. Vala, aš dabar galvoju, pirmą kartą mes su Grančiu, kai keitėm tiltą, kiek mes laiko užtrukom? 12 valandų? 12 valandų? Ne, tu savo ką darai. Aš tai ką darau, tai aš nieką nedarau. Lyginu. Nu va, užveržinėjom varžtus. O taip va. Nes jau su rankom nesigauna. Aišku, parašys koks, palauk, garažinis, man atrodo, buvo jo nicknames. Vidurneliai. Ne, ten bičas labai tvarkingai man gerų patarimų duo. Tai jisai gal sugalvos, kaip čia reikia. Baudžiūnis sako, neturim nieko geriau negu vadekiam sutep. Aš jums sakau, žiūrėk, yra Hado tepalai su revitalizantu. Ultra Hydrophobic Dirt Repellent Rally Chain Grease. Sakau, tep su šituo. Bet rekomenduoji Xado produkciją? Rekomenduoju Hado produkciją. Xado, tu blėdis. O tai kodėl Hado? Xado. Yra žaidimas geras. Čia... Vilnius outlet. Bet yra ir tepalai. Čia biški pyzama lemputį. Jo, jinai jau tokia. Yra hujeni. Pavargus. Netyčia randam dėl to treilin. Ir Volvo išeitų pilnu būstų važiuoti. Primeti tada? Žodžiu, garažo update. Sukam kardaną dabar prie tilto. Tiltą biškį jau pradėjom rinkti. Apsukom varžtų, čia nedaug. Blėt, iš tikrųjų nedaug. Nežinau, kaip mano akis atrodo, jaučiu tragiškai. Čia viskas ok. Jeigu aš kitam video būsiu, jau nebebus taip. Bet va. Jeigu be akies būsi, tai irgi žinosim, dėl ko. Žinosim dėl ko. Nes Volvo kurva dulkių gavo ir... Gerai. Nu, va, maždaug taip. Vienas kardano varžtas liko ir bus viskas. Nu kaip, tai čia bus galima dėti diską. Amortiką. Nu, amortikai dėti bus įdomu, nes matai, jis dabar yra susistumęs. Tai reikės ištraukti. Žodžiu, mes buvom išvažiavę pašikt ir pasimt kebabų. Palikom, vat, publiką čia. Buvo kebibi su mėsa. Kebabas su mėsa. Labai skanu. O, labai skanu kebibi. O stabilniką uždėjot irgi? Ne. Kaip sekės? Ir tą seną tiltą vaplinį vienių varžtai nenori eiti. Ai, suporto varžtai irgi pisa, ne? Patikėk tu manim. Čia mes po 5 kartus persukom ir čia ir ten, nes... Šaika gavo gerą dozę sekso prie Volvo automobilio. Diena baigėsi kitą dieną. Po 4:13 namo grįžom. Pakeitėm. Buvo niuansėlių, kaip ir visada su šito automobiliu. Bet reziumė automobilis važiuoja. Ne taip kaip būtų norima, kad jis važiuotų, bet jis važiuoja. Daro ką reikia. Bet, nu... Pavargęs biški gal. Pavargęs ir aš ir automobilis. Tai žodžiu. Tiltas veikia kaip turi veikti. Neužė, kaip užė praeitas, tai viskas yra gerai. Bet vis dar treilina Volvo baisiai. Buvau nusiėmiau žvaklaidžius, žiūriu žvakių galiukai, patys tie metaliukai atsilaisvinę vis. Nuo vibracijų, nuo kažko. Priveržiau, vis tiek tas pats. Tai bandysiu nuo degimo kompo visus laidus žiūrėti iki babinos. Man ten tie maitinimo laidai šiaip nepatinka.
tai juos reikia persidaryti. Tai žodžiu, čia jau kitam epizodui šitą pamatysit kažkada neužilgą. Ačiū, kad žiūrite vėl, nes reikia sakyti vėl, nes tiek laiką nebuvo nieko. Esate šaunuoliai, kaip visada, liuks, maladėts, rekomenduoju. Davai. Taigi, nebuvom nusiteikę filmuoti pratesimą praeitą videką. Jūs jau dar nematėte, tai čia bus vienomis pasidėkę, bet kas buvo, Zagovai? Paskutinį kartą, kai matėmės, tai keitėm tiltą ir paskui Baudžiūnis buvo išlėkęs pašikti, mes su Donkiu damušinėjom, kad, žinai, nekimarint ilgai, nors tai iki 4 prabuvom, bet nu žodžiu. Galimai čia biški laisvės turi per daug. Galimai biški yra supports atsisakęs veikti. Tai žodžiu, dabar turim reikalų, nes jaučiu, kad pametėm varžtus. Tai... Nes dažniausiai būn... Ar yra varžtai? Viens yra. Viens yra, viens nėra, ne? Yra. Tai va, žodžiu, su tokia situacija dabar važiavam ir, nu, pajutom, kad biški nefaini jau. Norėtumėm taip nevažiuoti. Tai galvosim, ką čia dabar padaryti.